Nu, čia yra Jagvilų kaimas. Čia mano mamytė giminių turėjo šitam kaimą iš Kadino. Tai šitas kaimas labai pažįstamas. Šitie gyventojai, Jukniai, tai Stasė Juknytė, Vaineikienė vedė, kartu apsiženėjo su Vytautu Vaineikiu. Ir čia buvo toksai kaip ir bazė. Mes Juknių sodyboje, kur Stasė Juknaitė, kurią vedė Vytautas Vaineikis, tai čia buvo tokia kaip ir varpo antra vieta, kur leidom po inturkės. Ir šalia buvo Jonas Kujelis nusipirkęs sodybą, tai 4 asmenys. Čia man teko spausdinti varpą, mes mašinėlę spausdindavom, paskui šilkografiją leisdavom. Čia yra tas ūkinis pastatas, čia malkinė buvo ir taip toliau, kaip atsakiau, kad čia liktai partizanai slapstydavosi čia. O ten pirtis, tokia plytų. Ir mes toj pirty visą tą procedūrą atlikinėjom, kada jau būdavo viskas paruošta. O dabar čia šitas namelis, jisai jau apie 40 metų, sakysim, nuo mūsų tų leidimų, tai jisai jau pradeda griūt, kadangi neremontuojamas, negyvena, o maždaug per atgimimą, nuo kokių 90 metų, 91 jinai pervažiavo į Ukmergę gyventi, taip ir liko. O tėvai labai jų įdomus buvo, kad čia visokiausių įvairių rūšių medžių, ir graikiškų riešutų, ir visokiausių skiepytų, ir gana nemažas plotas šitos sodybos buvo. O vienas iš jos brolių buvo lakūnas Lietuvos kariuomenės, tai tokia įdomi šeima buvo. Ir čia mes leisdavom, o jeigu kas ateina, tai pakurdavom specialiai pirtį, kad ateit maudomės. Jeigu viskas tvarko, jeigu kas tik tai praeina biškutį, tai taip pat mes uždarydavom ir vaidinam, kad čia mes geriam arba maudomės. Vytautas biškį ir kai kada ir mėgėjas būdavo, tai reikėdavo stabdyti. Tai dabar yra gana didelis plotas čia. Eina gal koks 100 metrų, jeigu nedaugiau ten, iki jų galo, ir nuo kaimyno iki kaimyno irgi gana didelis plotas. Kas dar įdomu, dėl to, kad čia ir kaimynai buvo, čia priešais buvo irgi Juknytė pradinių klasių mokytoja, kuri buvo mano geriausia draugo Algio Juknio, kuris mano kaimynas buvo, tai jis irgi žinojo, kad mes leidom šitą varpą. Bet, kaip sakyt, nepardavė niekas. O jisai kai kada paimdavo su šautuvu medžiokliniu praeidavo Vytautas. Tai kai kas jo gal ir prisibijojo, čia vietiniai gyventojai. Bet jisai taip draugiškas buvo visą laiką. Žmogus labai kūrybingas, suspėti jam sunku. Ir Petrusevičius, Kadis Edvardas, jie visi, kaip sakyt, buvo tie, kurie kalėjo, tai pažinojo, tai ir paramą duodavo, tai kažkur tai nes reikėdavo ir medžiagas pirkti, ir fotoaparatą, ir didintuvą reikėjo nupirkti, paskui išryškinimų ir taip toliau tų atšviestų nuotraukų, kurias paskui išdidindavo. O tam paskui jau kai viską padarėm, tai jau toj pliauskui Vytautas Vaineikis įskaptuota pliauska kaip konspiracija, tokia sustora, viduje įskaptuota, ir ten negatyvai buvo sudėti. Ir jisai visą laiką, žmona niekada neimdavo malkų.
bet vieną kartą jo nebuvo, nuėjo į tą ir tarp malkų paėmė ir tą glėbį ir tas visas sudegino tą malkas. Ten didelis konfliktas buvo, o vieną mes buvom užkasęs 3 litriniam stiklainyje, va čia šitam darže, irgi medžiaga tokia, kur mes leidom. Tai Valstiečių laikraščio redaktorius leido Pakarskui, atrodo, žurnalistui. Aš tada savanoriškai tarnybai tarnavau, atvažiavom, atkasėm ir buvo atspausdinta tas visas, ta visa medžiaga Valstiečių laikraštį. O dalis medžiagos į Kauno 9 muziejų yra, Šiauliuose yra ir Kaune yra leidykla, kuri pogrindį leido irgi tokia kitaip sakant, buvo tokia spaustuvė labai didelė, kurioje taip pat yra išeksponuota ir mūsų šitas varpo leidėjų kampelis. Bet aš užmiršau pavardę to. Čia galima parodyti, čia įvairių laikų, čia tokie vat. Lydoko krašto Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, nepriklausomybės kovų dalyviai. 1823 majoras Bronius Kerevičius, vyresnis leitenantas Vaclavas Adamonis, Vyčio kryžiaus kavalieriai Stasys Kiaulevičius, Juozas Taraškevičius. Ir taip toliau. Butkus Jonas, Butkus Rapolas, Gečys ir taip toliau. Šita pilis Gedimino buvo pastatyta prieš karą dar. Ir jos irgi nenugriovė, tik tai parestauravo. Bažnyčia yra caro laikais buvo nugriauta, bet žmonės per naktį pastatė bažnyčią medinę. Ir tada nebegalėjo. Ir žiūrė, ateina žandarai, jau visi meldžiasi viduj. Paruošė visus rastus ir viską, o dabar jinai jau medinė pastatyta jau. Mūrinė jau pastatyta. Tai čia Lydokio toks labai įdomus miestelis, jisai, kaip čia pasakyti, jau senstantis yra, bet buvo anais laikais toks tvarkingai. Dabar tvarkosi žmonės, jau pabiškutį tvarkosi, atsistato. Čia yra naują estradą pastatė, čia dabar buvo medžiotojų draugija, buvo renginį padariusi prie šito, atsirado sponsorių. Tai čia dar yra tokia ir to varpo prieš istoriją, kadangi mano broliukas kalėjo Vorkutoj ir ten su draugais jie jau ten pradėjo leisti laikraštėlius. Ir jie tai padarydavo, ten yra atskira technika, kur keletą, jeigu su tokiu rašalu užrašydavo, tai galima 2 egzempliorius padaryti. Ir jis atrodė kaip tikras laikraštis. Ir ten jie pirmą kartą buvo paskelbę apie Molotovo-Ribentropo faktą, nes ten buvo tokių žmonių, kurie apie tai žinojo. Ir paskui grįžo iš lagerių ir visą laiką Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, taip vadinama, pasivadino revoliucinį išsivadavimo frontu ir bandėm atgaivinti varpo laikraštėlį. Labai sunkiai sekėsi, bet nuo 75 metų jau jisai pradėjo eiti. Tai pirmučiausia buvo inturkiai, tai čia Juozapas Dobrovolskas, kunigas ir klebonas, Grainys Petras, mano brolius Edvardas, Jonas, aš ir buvo pora grupių tokių. Tai buvo viena grupė Grainio, tai ten buvo tokių intelektualų, tai Aputis, Zalatorius, rašytojas Aputis,
jie apie tai žinojo, o mes tokia buvo kaip vykdomoji grupė. Tai mes keliose vietose bandėm tai daryti, bet pagrindinis buvo tai Ukmergės, netoli Ukmergės, apie 5 km nuo pačio miesto, Jagvilų kaime. Ten Vaineikis vedė Juknytę ir jos sodyboje mes pradėjom leisti jau šilkografiją. Kadangi Vaineikis buvo ir anksčiau bandęs visokiausių technologijų, o šilkografija tai pasigabina tokį, kaip fotoaparatą. Tik tai, kad dėžė maždaug, sakysim, tokia kokių 50 cm ant kokių 60 cm, kaip siuntinys būdavo dėžės tokios. Ir ten apšvietimas visas kaip kamera gaunasi. Ir imdavo, o technologija tokia buvo. Pirmačiausia atsispaudinam maždaug kaip skiltis būna laikraščiuose, tokios siaura juostelė su fotoaparatu, paskui viską šitą atspausdindavom ir dar reikėdavo rešutuoti, su redės plunksnom, kad jos kontrastas didesnis būtų, parašai su mašinėlė, tada nufotografuoji. Ir tada didelis kontrastas ir ryškumas. Ir paskui tokia toliau, kitas šilkas specialus būna, kurį užtepi tam tikrą medžiagą, paskui toj dėžėj, ant tos dėžės padedi ant viršaus, su labai stiprią lempą apšvieti ir tada gaunasi taip, kad kitas cheminės medžiagas užtepi ir plauni ir išsiplauna tos raidės. Ir lieka toks kaip negatyvas. Ir iš viršaus vėl iš naujo, skaitasi, užtepdavai tenais ir ant popieriaus jau tą juostą, taip sakysim, kuri turi praleisti tik tai toje vietoje dažus, kur yra raidės. Ir taip tada, kiek nori, tu jau laikraštėlį išleidi. Maždaug A3 formatų ir sulenki ir gaunasi tokia, tai mes tokia kaip 4 lapų laikraštėlį leidam. Nu ir tai man tekdavo visą laiką ateiti į tos Jagvilus, kadangi daug atostogų turėjau kaip būdamas mokytojas. Nu ir išeidavau ten spausdinti, aš spausdindavau, paskui visą šitą technologiją ir pirty mes užsidarę Jagvilų tos sodybos pirty visą tą procedūrą atlikdam. Aš esu kažkur tai varpė atspausdinęs ir atšviesta net ir tos sudėtis ryškalų ir paskui ten fiksažai. Dabar jau kažkaip tai kai jau tapau senas, tai man biškai užsikerta visas šitas dalykas. Tai ne visiškai gal tiksliai sakau, bet yra aprašyta ta visa, aš pats savo ranka užsirašinėjau, kad jeigu kas, tai aš pats galėčiau žinoti, kaip tai daryti, jeigu Vaineikio nebūtų. Nu tai va, tai mes išleidom keletą egzempliorių ir faktiškai apie 75 metus pas mus buvo atvažiavę toks Taoras, Gintautas su savo tėvu iš Amerikos, o mano žmonos pusbrolis tikras. Nu ir mes
jam perdavėm tas nuotraukas ir Cleveland'e buvo įspausdinti tie laikraščiai ar 8, vieną kartą ir kitą kartą, nes kažkiek tai dar ir 4. Tai va tai tas varpas yra Amerikoje išleistas, o mes patys savo tą labai pirmą nekokybiškai būdavo labai sudėtinga, nes reikėjo labai atitiktų ir tie dažai atitiktų ir tas šilkas buvo gaunamas, šilkas gaunamas Lietuvos buitinė chemija, o mano broliui Edvardui skaitasi parūpindavo Gediminas, kaip Irutė? Nu, jo tėvas buvo sukilimo organizacijos atkurtos 1941 metų birželio sukilimo. Vienas iš vadų buvo paskui. Ruzgys. Tai jisai mums parūpindavo, nu tai kitaip sakant, mes Jagvilose, kai išspausdindavom, mes keletą paruošdavom laikraštukų, ne vieną, tada užsidarydavom, jau kai paruošti viskas buvo, ir juos, visus tuos laikraščių egzempliorius atskirai atšvietė, apie kokius 500 maždaug. Ir tada pradėdavo mano brolis Edvardas platinti. Aš jau ten prie platinimo neprisidėjau, tik tai vat Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje keletą egzempliorių, tai ir bažnytinės kronikos, ir varpo, arba rūpintojėlio, tai daviau Bacevičiui, toks buvo, aš draugavau su Pilioniuku, kuris jau išėjo į konservatoriją, tai aš jam dar mokyklai būdamas, kadangi dirbau bendrabuty auklėtojo ir fizinio lavimo dėstytojo, valandininko, kol paskui perėjau grinai į fizinį lavimą. Tai metus laiko aš ten maždaug dirbau, tai jam duodavau ir jisai matyt duodavo paskaityti kitiem ir jis manęs neišdavė, įsivaizduoji. O tas Bacevičius vienas geriausių violončelistų buvo. Konkursus laimėdavo respublikinius, bet jisai dabar atrodo kažkur tai Filipinuose ranas. Galima būtų jį paklausinėti, įdomu, kaip jisai ten platindavo tarp mokinių. O taip tai visur ir Petrusevičius, jisai žinodo, Kaune ten buvo grupė ir taip toliau. Ir mano broliukas yra išleidęs net varpą tokią knygą, kur šitą Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narius surašęs ir maždaug apie 500 kažkur tai yra, apie kiekvieną parašyta kažkas tai yra. Ir jisai buvo su jais ir pakalbėjęs, ir kurie kalėjo, bet paskui įrašyti ir tie, kurie jau po to veikė, skaitasi po kalėjimo. Tai va tai platindamas buvo, bet neaišku, taip žmonės matyt bijojo labai, kad jie laikytų, tai yra muziejuose, yra Šiaulių muziejui apie varpą, Vaineikis ten padaręs, yra 9 forte ir yra pas tokį įdomų, kur spaustuvė turėjo Kaune, kur spausdindavo ir religinės knygas ir taip toliau, užmiršau dabar jo pavardę, tai ten sudėta visa ta veikla, kaip mes šitie, kurie leidom varpą, yra atskira ekspozicija pas juos, gal turbūt dabar nežinau, bet... O tai kaip sekdavosi su tos 500 kopijų išplatinti? Tai va, tai ten jau mano broliukas ten šito užsiminėjo. Jis atiduodavo kažkam, tai gal ne taip, kad kaip dabar paėmė ir atiduodi. Taigi ten reikia taip, kad niekas nesurastų nieko. Tai va, tai... O kaip, ar gaudydavo, ar pavojinga buvo platinti? Nu taip, vienu žodžiu, aš atvažiuodavau, kadangi atostogų buvo, atvažiuodavau pas tėvus. Mes jau žinojom, kad jau reikės spausdinti, tai aš tėvam pasakydavau, sakau, einu pas Vytautą Vaineikį į Jagvilus,
bet tu mano žmonai prašom neskambint, nes telefonai buvo, mobiliųgi tada nebuvo, bet neskambink. Aš sakau, aš pats sakau, bet užtrukdom, neišeina, aš ten nakvoju kokią dieną. O žmona paima, šitą mano žmonai jau skambina, kai aš negrįžtu, tai Antanas negrįžo, aš į Vilnių jau, kitaip sakant. Aš ateinu, jau grįžtu pas žmoną, sako, tu kur buvai? Sakau, pas tėvus. O skambina mama, kad irgi ieško tavęs. Tai sakau, tada aš pas panas buvau. Juokausi. Kikeno, paskui pradėjo galvoti taip, tai jeigu aš pas panas, tai ir jinai pas panas, pas vyrus. Tokį kerštas toksai. Tai va, tai situacija tokia buvo sudėtinga, tai aš ten spausdinu arba kažką darau, o žmonės Stasė Vaneikio, jinai stebėdavo kaime aplinką, kad niekas neužeitų, bet kai spausdinė, atrodo, kad visi girdi. Nes, tokį vis tiek jausmą tokį turi, gal ten kažkas tai seko, nes tą Vaneikį visą laiką sekdavo. Ir jisai Inturkijai dar pas kunigą slapstėsi, nes jį gaudė, jisai buvo pabėgęs į Sibirą, paskui grįžo atgal. Kitaip sakant, visą laiką buvo tokia įtampa, tai atrodo, kad gali ir ateiti iš kitos pusės iš lango, gal ten kokia nors būdavo kažkokia technika, jeigu į langą, kad tenais kalbėsi, jie gali klausyti, visokia technologija buvo. Buvo ir kaimynai, ten kaimas didelis, tai galvoju, kad gali ir kaimynai kažką tai pasakyti, nes yra tokia knygutė Vaigausko išleista saugumo viena iš vadų tarybinio. Tai tenais vien Vaneikį sekė giminės apie 70 žmonių, aš skaičiau tą knygutę. Tai buvo KGB darbuotojams kaip knygutė pamokymas, kaip instrukcija, galima sakyti, visai Tarybų Sąjungai išleista buvo ta knygutė. Ir mano broliai sekė ir taip toliau, tai mes šitą žinojom. Tai taip gavosi, kad sudėtinga situacija. O kaip verbavimas vykdavo? Taip pat, taip jau kažkaip... Tai verbavimas ten ištisinis būdavo. Jeigu 3 žmonės būdavo, tai jau baisu sakyti, kad jeigu dviese, tai gali sužinoti, ar ten kažką tai tokio, ar išdavė ar ne, o tai jau 3, tai jau buvo sudėtinga. Labai reikėjo jau pasitikėti, kitaip sakant, savai žmonėm. Tai mūsų ten buvo siūstas ir į saugumą, kažką tai aš ten man jie nesakė. O pavyzdžiui, Inturkiai mes pas kleboną Dobrovolską susirinkdavo, pasitarimas būdavo. Tai aš, kai studentas buvau pedagogų instituto, tai mane pastatydavo stebėti Inturkiai, kas ar prieis prie klebonijos ar ne. Tai aš turėjau būti išoriai, ir labai norėjau būti ten, kur jie pasitarimą vykdavo. Tai jie sako, sakau, aš irgi norėčiau pabūti. Sako, tu dabar palauk. Sako, mes tavim pasitikim, bet, sako, jeigu tu nežinosi, tai tu niekam ir neparduosi. Kitaip sakant, jeigu tave ir tardys ar kažkas tai tokio. O aš labai norėjau, kad mane pagautų. Išdykęs buvau. Sakau, o Terleckas pagautų, tai visi ir žino Terlecką. O aš sakau, aš irgi noriu būti kaip Terleckas. Bet sako, mes tavim pasitikim, bet jeigu tu nepasakysi, tai ir neparduosi niekam. Tai tokia situacija. Ir tas vyko ne per vieną dieną, o metų metais. Ir iki pat nepriklausomybės atstatymo. Tai buvo atvažiavę iš Amerikos Gintas Tavoras, tai mes jam perdavėm, nufotografavom visą tą medžiagą.
ir tos laikraštukus ir jisai išvežė ir Klyvlene išleido. Tai va tai. Nu gerai, Antanai, padarpos būtų. 1949 čia žuvo Lietuvos partizanai, būrio vadas Vytautas Strazdas ir Grybauskas Jonas. Ir čia jų slapyvardžiai Paukštelis, o Strazdas Bebras. Ir čia man Jeronimas kažkiek tai, kadangi jį atsivežiau čia, parodyti, kur mes leidom varpą, tai Jeronimas pasakė, sako, taigi aš čia buvau, partizanavau irgi. Ir aš, sako, šitam Juknytės pastate slapščiausi. Ir buvo išėjimas, per kur aš išlįsdavau. Ir aš ją pažinojau, jinai buvo jauna, aš, sako, buvau ją įsimylėjęs. Ir dar mokinau šaudyti iš automato ją. Ir atsivežė nuotrauką, kai parodė tai Stasiai Juknytei. Sako, taip, aš šitą vyrą pažinojau, jinai pasakė. Nu, savo tą jaunystės nuotrauką, kol jis jaunas buvo. O paskui likimas ten daug kur mėtė, jis jau paskui ir mokslininkas tapo ir taip toliau. Na ir Plechavičiukų buvo Plechavičiukas, bet jisai suklastojo savo, kaip sakyti, gimimo metus, tai kažkaip tai išsisuko ir jisai paskui mokslus baigė ir sklandytojų buvo. Ir daug kur kitur dalyvavo. Nu, iš tikrųjų, nežinau, kaip ten buvo, gal istorija gal ir kitaip, bet kiek iš jo pasakojimo aš šitą viską žinau. Tai va tai čia va, žuvo tie partizanai. Matyt, kažkas tai pasiekė, pasala buvo pastatyta ir kaip tik šitoj vietoj taip, jam pastatytas ir paminklas yra. Vytautui Strazdui, Bebrui ir Jonui Grybauskui Paukšteliui slapyvardis. 90 metų, kada ar nuo 89 pradėjo domėtis labai, atgimimas toksai gavosi. Ir kada surado šitą vietą, kažkas tai parodė, ir čia buvo maždaug užkasta virš 40 partizanų. Matyt, ne iš karto, bet tokia duobė buvo padaryta, kad vis versdavo čia kažkur tai šitoj vietoj. Nu ir kai atkasė, žiūri, kad be galvų yra daugumas, iš tų, kurie yra. Matyt, irgi jie bijojo, kad nesurastų, visai darydavo, tai ten su kalkėm užmesdavo, tai taip toliau visokiausių dalykų tokių buvo. Nu ir, o žinojo, kad toks jau GAI milicijos majoras Šemiota, jisai labai girdavosi, kad aš daug prišaudžiau partizanų ir jisai labai taiklus būdavo. Tai jis kapinėse, kai yra paminkliukai, į nuotrauką šaudydavo iš tolo, kad ir Lyduokėse, kadangi aš Antakalnio gatvėje jau Ukmergėje gimęs esu, bet mano tenai senelė palaidoti, tai kalbas klysdavo tokias. Nu ir tai jie, žinodami, kad jisai ten girdavosi, reikia ieškoti, kur tos galvas yra. Tai keturiese nuėjo pas Šemiotą į namus, atsinešė puslitrį, išgėrė kartu ir sako, nu, o dabar, sako, pasakyk, kur galvas yra. Sako, aš nieko nežinau. Nu, tai jeigu nežinai, tai nukirpo laidą. Sako, išeinam 5 minutės, palauksim. O atėjęs pagalvok, jeigu neparodysi kur, tai tavo galvos irgi niekas neras. Tai čia aš išrašiau iš to žmogaus, kuris yra Zigmas Vašatkevičius. Jisai dabar tik šiemet metais mirė. Tai kitaip sakant, atėjo po 5 minučių, jisai apsisisiojęs rado, pasiėmęs į sodiną ir už 500 metrų nuo šitos vietos surado kur galvas. Ir dabar nežinau, kur ten ir jau ten teko nueiti kažkur tai 300 ar kiek metrų ir tas galvas surado. Nu ir kitaip sakant, tai buvo išaiškinta
ir apie virš 40 karstų nešė, ir dabar ten Duksnos specialus toksai, kaip ir jų partizanų užlaidoma vieta yra, ir tame tarp jų ir pasilaidoja ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas, nes irgi buvo partizanas iš Kadrinų kaimo. Tai va tai dabar, va, kadangi aš čia jau va, dabar, sakysim, po 30 kiek ten metų atvažiavau pasižiūrėti, va, ir kartu čia va, Robertas Vaitkus, jo tėvelis per sausio įvykius žuvo. Jis yra mokytojas anglų kalbos, tai tokią edukaciją vedam kai kada ir vaikams, savo mokyklai, ir važiuojam per partizaninės vietas. Tai dabar čia atvažiavam ir važiuosim toliau. Žiūrėti, ir jūs susitikom čia. O Juzaninis judėjimas iš karto po karo, pirmučiausiai tai būdavo tie žmonės, kurie nenorėjo eiti į rusų kariuomenę, nes jos grobė, ir mano tarp kito pusbrolius paėmė, ir jie Berlyną dviese ėmė ir grįžo gyvi. Tai aš tik tai girdėdavau, ką tėvai pasakojo, mažiukas aš negalėjau ten per daug prisiminti, bet vienas iš epizodų tai buvo toksai, kai mano pusseserė Kadrinų kaime buvo vestuvės jos, ir man teko tose vestuvėse dalyvauti. Nežinau, gal 4 metai man buvo, gal 3 kokie, bet vat irgi iš pasakojimų, ir aš pats kai ką prisimenu. Tai ten susirinko žmonių, o Vidiškėse buvo garnizonas stovėjo, būdavo skrebų tokių, 25 Lyduokėse, Vidiškėse ir kitose aplink Ukmergę būdavo. Ir mes atvažiavom iš bažnyčios ir jau visus kviečia į vidų, atjoja partizanas Stiklas, slapyvardė, o 3 pėstieji. Stiklo koja buvo sužeista ir jisai negalėdavo gerai vaikščioti, jis šlubodavo, tai jisai su savo žirgu visą laiką būdavo. Ir atvažiavęs bando su žirgu, žirgą lenkia ir sako į kambarį, kad įeis pro duris. Tai mano mama sako, ką tu čia dabar išdarinėjai, sako, taip negalima. Tai ką, mes, sako, utėlėm apėję, o sako, jūs čia baliavojat. Taigi, sako, iš kur tu partizano gausi, jeigu nebus vestuvių ir, jeigu nebus vestuvių, tai nebus ir partizanų, reikiagi, palikuonio. Nulipa ir mes sueinam jau ten į vidų, yra tokios sofos, kaip dabar atsilenkia. Tai mama, Stiklas, aš ir kitas partizanas, o kiti ten dar porą ten kitur kažkur tai. Ir jie ten šnekasi, o aš kaip mažiukas, jisai pistoletą turi, aš vis noriu už to pistoletą paimti. Jisai per anksti. Paskui pasibaigė, ten ilgiausių metų sudainavo ir visus į klojimą. Visą tą kompaniją suvarė. Ir mes suėjom į klojimą, o šuo loja ir loja. Šeimininkė sako, nes Vidiškės visiškai netoli, jeigu tiesiai, tai kokie 4 kilometrai. Bet jie žinojo, kad ten vestuvės, tai neatėjo. Ir iš ryto pasikėlė, apie švintant, ir išėjo kažkur. Ir va tas Stiklas po savaitės ant Panevėžio kelio žuvo. O tas Vašetkevičius, kur va čia surado, jo tėvas Pageležiuose, bitininkas buvo labai nuostabi šeima, mokindavosi Ukmergėj vidurinėje mokyklai, tai kaip tik pas jį irgi Stiklas buvo pasakojęs man. Ir žiūri, kad skrebai 2 važiuoja, atėmė iš gyventojų padvadą, kaip sako, ir pasikinkė ir važiuoja, o ten nuo Pageležių tai gana nutolimas kelias. O tas Stiklas su savo draugais buvo pas juos, bijojo, kad gal neužeitų, bet vienu žodžiu, tai Zigmas paprašė, sako, duok, aš pašaudysiu į juos. Pasiėmė automatą ir pradėjo vytis tos skrebus, būdamas moksleivis.
šito Ukmergės vidurinės mokyklos, nežinau, gal 9 ar 10 klasėje. Nu ir jisai pašaudė, bet jie atsišaudė, jisai grįžta atgal. Ir tie sako, kas tu čia pas tave galvoja? Pasirodo, kad kulka praėjo jam visiškai prie čia, nudrožė. Tai va, jisai ir kai buvo prieš kokius 5 metus dar rodė, tai suaugo, kitaip sakant, tą vietą. Tai vat nuo mirties kiek jisai buvo visiškai nutojęs. Tokių visokiausių. Mano brolis, Jonas, tai jisai pasakodavo. Tai Šešuolėse, tai kažkur tai tokio, tai ten pasalas padarė. Tai daug tų pasakojimų apie Ukmergės partizanus. Čiagi buvo Lyduokiuose, pavyzdžiui, Juknonių kaime, toks Ališauskai buvo 4 broliai. Vienas Ališauskas buvo mokytojas, bet buvo suimtas ir kalėjo Ukmergės kalėjime. Pavasarį, kai įėjo ledai, jisai permetė 100 siūlę per vielas ir pats per vielas perlipo ir per ledus einančius perbėgo per Šventąją upę, pasitraukė. Ir paskui tą Ališauską ir jo mamą jau išvežė į Sibirą ir jis kai grįžo, tai pas mus gyveno Antakalnio gatvėje. Ksaveras Ališauskas. Tai jisai pasakoja, kad mažiukas būdamas Juknonių kaime skaitėsi apie 300, klojime apie 300 partizanų. Sako, man duoda pistoletą, dar aš tėvą pasiimdavau, o Lyduokiuose garnizonas 25. Tai jie ten drebėdavo tie skrebai ir toks buvo laikas po karo, kad labai didelis tie daliniai buvo. Bet kai grįždami rusų kareiviai iš fronto, jie labai daug žudavo. Tai tada pradėjo smulkinti, kad nebūtų tų didelių susikaupimų partizanų. Tai Ksavero ten ir šituose irgi buvo čia užkasti, surado tos brolis. Markūnas buvo vienas iš vadų partizaninio judėjimo. Irgi iš to pačio kaimo. Tai čia visur balininkai pasakojo, kaip pavyzdžiui Šešuolėse ar kažkur, tai ten Širvintų rajone buvo Bravoras. Tai partizanai užėmė Bravorą degtinės. Tai visi, kas norėjo, ten nešėsi namo, bet jie specialiai, kad nebūtų, kaip sakyti, irgi ekonomiškai, kad nepardavinėtų. Tai čia tokių visokiausių, kaip ant savęs gal ir mano brolis Jonas ir prikurdavo, aš labai norėdavau su eit karvių perkelti per mišką, nes tėvas kalvis buvo, bet laikė ir arklį, ir karvės laiko. Tai kai einam, kad aš eičiau, tai jis man pasakodavo visokiausius atsitikimus, kaip Nuotekų gatvėj ant Žilvyčio partizanas su kulkosvaidžiu įsikvietė ir kaip visą mašiną ten iššaudė. Tai tokių ir nebūtų dalykų pripasako, tai kurdavo man jisai, kad aš eičiau, tik tai jis vyresnis buvo, mažiukas, labai įdomu būdavo. Čia yra palaidoti varpo leidėjai Vytautas Vaineikis, Stanislovo Juknienė Vaineikienė. Juknytė. Čia giminės tokį projektą padarė ir Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos nariai. Ir ženklas yra. O dabar po to važiuosim į tą vietą, kur į Jagvilus, kur buvo leidžiamas varpas. Ir man teko ten, kaip sakyti, dalyvauti jo leidime. Ir teko spausdinti medžiagą. Kaip tik Stanislava būdavo, stebėdavo aplinką, kad niekas neteitų, o mes su Vaineikiu rašydavom ir leisdavom šilkografiją. Šilkografija tai ne jau rimtesnis dalykas, negu kad spausdinti, o taip mašinėlė. Nes mašinėlės tai anksčiaugi būdavo visas jos suregistruotos ir kiekviena mašinėlė savo turėjo kodą.
Ir jie, jeigu tu kažką tai leisdavai ir ką žino, kas ten autoris tos mašinėlės, tai visa mūsų mašinėlė buvo perdirbta, visos raidės perlituotos kitom raidėm, kad mūsų nesusektų, kad nebūtų tų kobliukų kažkokia ar taškiukų ar kažkas tai, kur jie žinojo. Kiekviena buvo kaip kad pirštas žmogaus, tai kiekviena mašinėlė parduodama valdiškai buvo žinoma, kas nupirkęs yra. Tai va. O tos vainikės pradėjo kur? Tai jie pradėjo, jie susipažino kalėdami Vorkutoj, jie pogrindį pradėjo leisti tą varpą, kaip Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos atstovai. Ten buvo Šiška Vladas, buvo keletą karininkų ir jie tą organizaciją sudarė, bandė pabėgimą padaryti, kasėsi po šitą, bet paskui tiek pasikasė po tvorą iš savo ir papulė tiesiai po sargybinį. Ir surado jos, tai jis vežė ten ir sušaudyti ir taip toliau, bet kažkaip tai paskui ar gąsdino, kad sušaudys. Paskui Vladimiro kalėjimą buvo išsiųsti. Tai, tai jie, šitas Vaineikis amžinas buvo revoliucionierius. Ir jisai dar Lietuvos jau nepriklausomybė, jisai vis dar labai veikdavo ir varpą leisdavo. Tai jisai buvo ir poetas, ir labai gražiai piešė, kaligrafiškai rašė, tai ir savo novelių yra išleidęs. Su ją nelengva buvo visiems ir man nelengva būdavo, kad jį suvaldyti. Tai jisai, tarp kitko, kada buvom sausio įvykiai, tai jisai atėjo, su manim pabuvo, bet pamatė mane su Razminu. O Razminas Šiauliuose iš Šiaulių nuvažiavo į muziejų ir paėmė kulkosvaidžius. Paliko granatą ir jisai ten buvo Vaineikis. Tai sako, išeisi tik tai po valandas, o ne tai sprogs. Tai jisai trukdė, kol jie kažkur tai dingo, tai tada jisai mane atėjo, sako, buvo pas mus ten atvažiavęs Razminas, sako, tai aš su tavim mačiau, kas jisai yra. Sako, jisai ten buvo, sako, tarp tų savanorių aukščiausios tarybos gynėjų. Tai vienu žodžiu, jo irgi įdomi ir brolis kažkur tai Amerikai pasitraukęs, bet yra aprašyta. Vien tik apie jį brolis Edvardas išleidęs yra knygą, pagrindė apie Vytautą Vaineikį. Brolis yra parašęs 5 knygas apie Vorkutos sukilimą, apie veiklą, apie Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos veiklą. O mes buvom pasivadinę tą varpą Lietuvos revoliucinė išsivadavimo frontas. Ir visą laiką planuodavom, kad kas 5 metai bus sukilimas. Bet taip kaip 5 metis toksai būdavo, kaip laikais. Bet mūsų nepagavo. Tai skaitėsi kaip ir nėra. Man įdomu yra, kad Antanas Vingrys, šaulys, žuvo 44-ais ir va šitas paminklas visą laiką stovi. Taip, o čia mano dėdė, krikšto tėvas ir Jonas. Dėdės yra Elena, ta, kuri 46-ais buvo to kelmo tokie, kurie vietoj partizanų ten terrorizuodavo gyventojus. Tai tą Eleną nušovė ir mano dėdė Kazys buvo kalinamas ir jam buvo sulaužti net keli šonkauliai. Paskui išsiaiškino partizanai, kad tai darbas to niekšelio, kadangi jisai nušovė rusų kareivį einantį per nuotekus ir jisai pamatė, kad liudininkė yra, tai ir ją nušovė tą tetą. Paskui partizanai teismą, skaitosi jam
teisė jį ir sušaudė. Ta. O čia vat yra tie nežinomam kareiviai, partizanai ir politiniams kaliniams per atgimimą pastatė paminklą. O čia čia matyto dvaro, to Lyduokių dvaro pastatyta, matyt, toks įspūdingesnis. Taip įdomių čia žmonių yra palaidota, inteligentų. Čia yra Gelūnų giminės, kur dabar yra Gelūnas. Tai jo, va čia va yra sesers ir tėvai Gelūnai palaidoti. O čia va nežinomas partizanas. Irgi 44 nežinomas Lietuvos partizanas žuvęs už tėvynės laisvę 44-53 metais. Nu, apvažiavom tokį ratą. Nu, mes su savo mamytė eidavom Pionijos šilą grybauti. Ir visą laiką mama pasimdavo gėlių, kadangi žinojom tą vietą, kur buvo užkasti 3 partizanai, brolis su seserė ir vienas iš partizanų, kurie susisprogdino. O buvo tokia istorija, kad suėmė seserį ir jinai taip buvo kankinama, kad jinai neišlaikė tų kančių ir jinai sako, parodysiu tą vietą. Ir jinai atvedė prie bunkerio, pati įlipo ir sako, broli, sako, aš nusikaltau, bet nieko negalėjau padaryti su savim, kadangi antiek mane kankino, kad aš niekaip negalėjau, neiškenčiau ir sako, atvedžiau jūs. Sako, nieko, sesutė. Ir paėmė ir susisprogdino, sako, toks jau likimas negu pasiduoti, skaitasi, nes bus vėl kankinami. Ir toliau. Tai tada jos užkasė tą vietą, parodė Eigulys Pašiūnas, irgi Antakalnio gatvėje, mūsų kaimynas, su tėvais labai gražiai draugavo, labai šaunus vyras. Ir jisai parodė mamai, o iš kur jisai sužinojo, todėl kad jisai eidamas per mišką pamatė, kad ta duobė pakasinėta, kadangi jis viską gerai labai žino, ir žiūri, kad ten matosi ar griaučiai, nes ar šunys, ar ten vilkai, ar kažkas tai tokio pradėjo, negilai užkasė ir išlindo. Tai jisai paskui parodė mamai, ir mes kaip eidom, tai visą laiką žinau tą linijų tokių sankirtoje, o mes ten toliau jau geros vietos grybų būdavo. Tai visą laiką eidavom grybauti, tai mama visą laiką mane irgi parklupdydavo ir aš pasimelsdavau visą laiką prie to kapo. Prie partizanų užkasimo vietos. Tai aš nežinau, dabar jau praėjo kokį 40-50 metų, reikia tą vietą surasti, atgaivinti. Orientyrai tai labai turėtų būti ryškus, kadangi linijų sankirtoje buvo. Bet reikia tam, kad atrasti, reikia pirmučiausia, kad atvesti ką nors tokio, tai reikia nueiti ir pačiam išniukštinėti, bet čia gal turbūt, kai bus šiltesni laikai, arba jeigu bus oras leis, tai aš pats vienas apsiėmu pabandyti surasti tą vietą. Jinai aiški buvo. Aš genocido centrui kalbėjau ir dar archeologam, kai kuriems sako, pabandysim, ir Arūnui Surdokui vis žadam, kad paimsim ieškiklį ir pabandysim tą. Vis tiek yra dabar tokie ieškikliai, pagal kuriuos galima surasti. Ta vieta man tokia įsiminė iš pat vaikystės, nuo mažumės, aš ją žinojau.
Na ir kažkaip tai įsipareigojau, kad surasti, bet nežinau, kaip pasiseks, bet gal surasti. Tai čia tokia, kaip sakyti, ir tragedija Lietuvos. Labai graži jų giminė, žvirblių buvo, bet vat mokytojas jaunas patikėjo sovietų valdžia, jisai mokytojavo ir stojo į komjaunimą. Ir jisai labai agitavo matyti, nes partizanai jį ne vieną kartą, sako, būk mokytojas, bet neužsiminėk agitaciją. Bet jisai jį neklausė, aišku, savaime, ir jį čia nušovė. Tai buvo žvaigždė, bet jau žvaigždės nebėra viršui. Toks likimas, o paminklas liko. Bet paminklas, kuris, skaitėsi, norėjo įvesti Lietuvoje rusų valdžią. Tai vat likimas toksai, kad buvo labai garbinamas.